Labą dieną visiems. Čia trumpą video tokį sugalvojau padaryti apie trimerių žoliapjovių priežiūrą ir paruošimą žiemai. Kadangi atėjo pavasaris, daug sulaukiu diskusijų ir klausimų, ką daryti, kad pavasarį žoliapjovė ar trimeris ar benzopjūklas lengvai kurtųsi. Žiūrėkit, čia amžina diskusija yra su tuom, kad vieni sako palikit sausą karburatorių, kiti sako palikit pilną karburatorių benzino. Tai pasakysiu iš savo patirties, kai senas benzinas būdavo, turiu omeny prieš ateinant šitiem visiem etanoliniam kūram, tai viskas tvarkoj, bet dabar, kai yra etanolinis kūras, tai rekomenduoju nepalikti sauso karburatoriaus. Tiesiog nusipirkit kūro stabilizatoriaus mišinuką, susimaišykit kūrą su tuo stabilizatorium, užpilkit 10 minučių ant laisvų apsukų, leiskit padirbt ir palikit karburatorių užpildytą su tuo stabilizatoriu. Jisai kūrą stabilizuoja iki 12 mėnesių, taip kad pavasarį kursit ir nebus jokių problemų. Pats tai darau jau keli metai ir patikėkit, iš patirties galiu pasakyti, kad sausą karburatorių paliksit, bus sukietės membranos ir tikrai sunku bus užvest, o paliksit kūrą su kūru, bet be stabilizatoriaus, tai greičiausiai karburatorių teks valyti, kūro baką teks valyti, nes benzinui išsigaravus etanolis pasidaro kaip riebalas. Ir pažaliuoja visokie purkštukai. Tai vat, tam kartui tiek.